Labadiena, gerbiami Delfi Facebooko ir Delfi skaitytojai ir sekėjai. Šiandien Delfi studijoje sveikiname su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Sveiki. Kaip žinote, praūžus rinkimams daugiamandatėje rinkimo apygardoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga per Marytės plauką užėmė antrąją vietą. Galima sakyti, kad konservatoriai ir valstiečiai žalieji dalyjosi dvi pirmasias vietas. Šiuo metu yra aišku, kad partija laimėjo 19 mandatų ir dar apie 42 žmonės varžysis vienmandatėse rinkimo apygardose. Ši partija turi galimybę formuoti valdančiąją koaliciją ir bent jau ponas Karbauskis yra sakęs, kad gali dėrėtis ir su konservatoriais, ir su socialdemokratais. Pone Karbauski, jūsų partija išsiskiria dvigubą lyderystę. Tai esate jūs partijos pirmininkas ir sąrašo lyderis ponas Skvernelis. Ir skirtingos partijos labai skirtingai supranta jūsų siunčiamus ženklus. Tarkime, liberalai arba socialdemokratai dažnai sako, kad jie kalbasi su ponu Skverneliu ir jie piešia vienokį vaizdą, kaip jie mato. Konservatoriai sako, kad jie labiau kalbasi su jumis tiesiogiai ir jie piešia kitokį partijos vaizdą. Ar tai yra jūsų apgalvota strategija? Pirmiausiai, mes labai tvirta komanda. Ir Saulius ir aš, mes iš tikrųjų savo veiksmus absoliučiai koordinuojam. Ir kitaip negali būti, mes turim viziją, matymą, kad iš tikrųjų po šių rinkimų gali tekti prisimti atsakomybę už Lietuvos ateitį. Jeigu mes tarpusavy nesutarsime, tai tikrai bus daug problemų. Aš žinau tą gandą, kuris yra skleidžiamas, kad yra tam tikras susiskaldymas ir taip toliau. Matyt, kad tik gandais šiuo atveju prieš mus galima veikti. Bet mes ir apie bet kokius susitikimus mes šnekamės ir vienas ir kitas susitikimas, vienas su vienu ir kitu politiku, jis nereiškia jokių būdų dėrybų. Tai pirmas dalykas. Tai yra, niekas dabar nesiderė, nėra apie ką dėrėtis ir koalicijos formavimasis, kol neišrinkta Seimas, yra neįmanomas. Tiesiog jeigu man kas nors pasakytų, kad kurios tai partijos šiandien žino, kad jos gali sudaryti koaliciją ir jos tikrai jau laimėjo, tai būtų netiesa. Tokie yra skaičiai. Dabar šnekant apie situaciją, kuri dabar yra, tai paprasčiausiai mes turim tikrai labai skirtingą matymą nuo kitų vyriausybės formavimo. Mes šnekam apie profesionalų vyriausybę, šnekam apie tai, kad iš tikrųjų Seimas turi stebėti, sugebėti kontroliuoti vyriausybės darbą, sugebėti kontroliuoti ministrus. Dabar Seimas to nesugeba daryti, nes politikai yra patys vyriausybėje. Dėl to tas įstatymo projektas, kuris dabar svarstomas, ar gali Seimo nariai būti vyriausybės nariais, tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas, nes man atrodo, kad tik premjeras iš tikrųjų galėtų būti, bet ir tai nebūtinai jisai gali būti, reiškia, Seimo narys. Bet šnekant, grįžtant gal prie galimų variantų, tai mes iš tikrųjų siūlom tos pokyčius, kurie būtini, mes matom juos įvairiose srityse ir labai daug tų pokyčių, kurias mes norim padaryti, kurie reikalingi Lietuvai, bet tam, kad jie įvyktų, mes turim laimėti antrą rinkimų turą. Mes tokią galimybę turime, mūsų šiandien dienai, jeigu įvyktų rinkimai ir mes sėkmingai juose pasirodytume antram turė, mūsų galėtų būti netgi 61 Seimo narys, toks yra skaičius, 42 antram turė, 19 jau dabar išrinkti. Bet ne visi laimės vienmandatės. Be abejonių, bet aš šneku apie potencialą patį. Tai yra, iš tikrųjų rinkimai nėra baigėsi ir tie žmonės, kurie nori pokyčių, iš tikrųjų jie turi ateiti antrą turą, jie turi balsuoti už Valstiečių žaliųjų sąjungą, nes tokiu atveju jie gali tikėtis kažkokių pokyčių. Aš dar noriu paaiškinti vieną galimybę. Galimybė, kad susitars konservatoriai su socialdemokratais, yra labai reali. Dėl to, kad gali nebūti kito pasirinkimo tiesiog. Ir paprasčiausiai gali būti taip, kad mes būsime opozicijoje dėl to, kad jie nenorės jokių pokyčių, kadangi jeigu mes labai silpnai pasirodom antram turė, jeigu ateina mažai rinkėjų į antrą turą, kas gali atsitikti, taip dabar kai kas norėtų, kad tai būtų, kad rinkėjai nebeitų antrą turą, tai tokiu atveju labai daug balsų surenka konservatoriai, labai daug balsų surenka socialdemokratai. Mes surenkam jų visai nedaug ir tokiu atveju mūsų neužtenka net bet kuriam atveju, nei vienai, nei kitai pusėje. Toks yra irgi scenarius. Tokiu atveju turi susitarti demokratai su konservatoriais ir čia, aš sakyčiau taip, jeigu žmonės rinkimus nebeis, jeigu jie dėl kažko tai bus nusivylę, jeigu jie juos ignoruos, jeigu ateis 20% žmonių į rinkimus, tokiu atveju valdžioje turėsime socialdemokratus ir konservatorius, kurių premjeras tada bus tikriausiai Landsbergis, finansų ministras jau minėtas Kubilius, galbūt kitose ministerijose pamatysim tas pačius ministrus kaip Oleką ir kitus, reiškia, tai yra tokia vyriausybė bus. Ar jūs remiatės savo svarstymu tokį scenarių pateikdamas, ar turite kažkokių žinių? Ne, aš turiu matematinius skaičiavimus. Tai yra, juos labai nesunku dabar daryti. Dabar bet kuris žmogus, kuris stebi šitą konferenciją,
informaciją, jis gali pasimti skaičius, antrą turą, pasimti pirmos turo skaičius ir labai nesunkiai sudėti ir padalinti. Tai yra, jeigu ateina labai mažai žmonių į rinkimus, 25% pavyzdžiui, tai tokia atveju mes beveik visas apygardas pralošime, nes tas kiekis žmonių yra ištikimas rinkėjas konservatorių ir ištikimas rinkėjas socialdemokratų, tas kiekis žmonių. Jeigu ateina apie 40, mes laimime daugumoje apygardų ir atitinkamai mes tampam ašim formavimo vyriausybės. Tuo atveju mes keliam klausimus, kuriuos aš jau minėjau, ir dėl profesionalų vyriausybės ir taip toliau, nes iš tikro tada tie pokyčiai įmanomi. Aš nematau pokyčių, kurie būtų siejami su partijomis, kurios jau 2 kadencijas viena pasikeisdama su kita valdo Lietuvą. Suprantu. Jūs dažnai minite profesionalų vyriausybę ir man įdomu, kas yra apibrėžiama kaip tas profesionalas. Tarkime, ar ponas Saulius Skvernelis, kurį jūs siūlote į premjerus, jis yra profesionalas. Šiaip jis yra policininkas, policijos pareigūnas. Ir ar policijos pareigūnas iš principo gali vadovauti vyriausybei? Premjero pozicija yra ta, kad tu turi sugebėti valdyti vyriausybės darbą, taip, organizuoti vyriausybės darbą. Šitas žmogus negali būti visų sričių specialistų, tokio nėra tiesiog. Jis yra savo srities profesionalas, šnekant yra apie vidaus reikalus, yra apie regionų politiką, apie labai daug dalykų, kuriuose jis yra tikrai puikus profesionalas. Visi kiti profesionalai ateina per savo ministerijas į vyriausybę. Tai yra ministrai, viceministrai. Dėl to būtent vyriausybės vadovui tas klausimas negali būti keliamas, kad jis turi žinoti visas sritis. Aš nieko apie tai, kad, pavyzdžiui, sveikatos ministrais neturi būti melioratoriai, neturi būti žurnalistai ir taip toliau. Turi būti specialistas, kuris suvokia sritį, kurią jis imasi vadovauti. Tai yra pats principas toks. Ir jeigu šnekėti... Ar tai reiškia medikas? Taip, tikriausiai taip. Nes, pavyzdžiui, mano susitikimai su medikais rinkimų kampanijos metu, aš agronomas pats pagal specialybę, aš gaunu, sakykime, paaiškinimą, kad yra 1500 teisės aktų, kurie šiandien reguliuoja sveikatos apsaugos sistemą. Aš iš tikrųjų apie tą skaičių sužinau pirmą sykį ir jie teigia, kad 200 jie naudojasi, o 1300 net nesinaudoja. Jis jie pertekliniai. Tai specialistai supranta šitą sritį, ministrai ir turi sutvarkyti šitas klausimus. Bet jūs kalbate labiau apie praktikus, kurie praktiškai pajuto tų įstatymų veikimą labiau. Ar tiesiog specialybė, kaip, nežinau, baigta aukštąją mokyklą? Ne, aš turėjau omeny praktikus. Aš šneku apie žmonės, kurie supranta sistemą nuo jos pradžios, nuo pirminio lygio, nuo šeimos gydytojo sistemos iki mūsų klinikų problemų situacijos, nuo ambulatorijų kaimuose ir taip toliau. Reiškia, visą sistemą iš esmės, nes dabar turėjom, pavyzdžiui, aš tikrai linkiu sveikatos dabartiniam dar sveikatos saugos ministrui, tikrai nuoširdžiai linkiu to jam, bet jaunas vyras lindo visai į sritį, kurios net nesupranta, elementariai, net abėcėlės, nežino sveikatos apsaugos. Kaip gali žmogus priiminėti sprendimus, būti formuotojų politikos, kada jis elementariai nieko nežino? Bet klausykit, tarkime, įsivaizduokime žmogų, pretenduojantį tapti švietimo ir mokslo ministru. Taip. Jūsų pasiūlyta kandidatė yra Vilija Salienė iš Edukologijos universiteto. Jūs manote, kad jinai bendrąjį ugdymą suvokia, nepatyrusi to? Ne, jinai yra praėjusi visas fazes, bet aš noriu paaiškinti patį principą. Šito atveju, jeigu mes formuojam profesionalų vyriausybę, tai yra kandidatus į visų ministerijų, į visų absoliučiai ministerijų vadovus galėtų pasiūlyti bet kuris koalicijos partinis, kiek jų bebūtų, ar 2, ar 3, ar kiek tai. Prezidentė galėtų? Be abejonių, jinai dalyvautų tame procese, nes bet kokiu atveju mes turime įsirinkti patį pajėgiausią. Ir šito atveju, jeigu paminėti vieną ar kitą pavardį, jeigu kelia kažkokių tai abejonių, ar sakykime, ar būtų kandidatas, kuris yra dar pajėgesnis vykdyti vyriausybės programą, tai yra ta programa, kuri parengė koalicija valdanti. Tai tokiu atveju mums nėra skirtumo. Mes siūlom savo žmogų, bet jeigu partneris galimas ir prezidentūra, sakykime, pasiūlytų, va šitas žmogus yra tikrai profesionalesnis. Aš šiuo atveju nenoriu atsitraukinėti nuo mūsų siūlomų kandidatų ir minėtų pavardžių, bet tiesiog pats principas toks, kad mes neprimetinėjom to ar kito žmogaus, mes sakom, renkam į ministrų postų žmonės, kurie pajėgus tą sritį vadovauti dėl to, kad jie puikiai tą sritį žino. Man dar yra įdomu, jeigu žmogus yra paskiriamas į ministrus ir, pavyzdžiui, jį būna pasiūlę, prezidentūra, tarkime, ir visiems jis pasirodo priimtinas, jis yra patvirtinamas ir panašiai. Ir staiga kyla konfliktas, nes politikos proceso metu dažniausiai jie kada nors kyla.
Ir toks asmuo, kuris nėra partijos narys, jisai buvo pasiūlytas, tarkime, iš prezidentūros, jisai jam nėra būtinybės deklaruoti, ką jisai veikia ir kodėl daro reformas būtent politinėms partijoms. Tada jis viską atsiskaitys prezidentūrai ir jūs negalėsite jo kontroliuoti. Aš manau, kad problema kita. Kiekvienas vyriausybės narys, ministras turi vadovautis vyriausybės programa, kuri patvirtinta Seime. Dabar mes imam tą patį Saulių Skvernelį kaip pavyzdį. Jisai nepriklausė partijai, jisai buvo netgi deleguotas, taip netiesiogiai tos partijos. Reiškia, ir mes turėjome puikų ministrą, kurio darbą gerbė dauguma Lietuvos gyventojų, tai atspindėjo apklausos ir taip toliau. Dėl to, kad jis buvo profesionalas. Ir šitoje situacijoje šnekėti apie tai, kad jis turėjo atsiskaityti Tvarkai teisingumui partijai už tai, kad jis buvo ministru, gal ir gerai, kad jis su ją neatsiskaitinėjo. Tiesiog jis vykdė programą, kada buvo paskelbta apie jo dalyvavimą su mumis kartu rinkimuose, tai visiškai ne dėl jo darbo, bet dėl kitų priežasčių jis buvo pašalintas iš ministerijos. Supratau. Tokiu atveju gal pereikime prie darbo kodekso. Jūs nekartą minėjote, kad matytumėte galimybės jį taisyti. Man kyla klausimas, kaip ir kokias pagrindinės nuostatas jūs jau įsivaizduojate kaip keistinas? Tai aš apibendrintai, kad negaištam labai daug laiko, buvo prezidentės veto. Taip. Jeigu būtų tas prezidentės veto priimtas Seime, šiandien tikriausiai to klausimo iš viso darbotvarkė nebūtų. Dabar, kadangi jau taip atsitiko, kad įstatymas yra priimtas be prezidentės veto, tai yra įstatymas, darbo kodeksas, kurio Lietuva iš tikrųjų neturėjo priiminėti tokio, tai manau, kad naujai kadencijai susirinkus mes turėtume pirmiausia įgrąžinti trišalę tarybą. Trišalė taryboje turėtų būti aptarta viskas, kas jame turėtų būti keičiama, nes mes niekaip neįsivaizduojam, kad politikai be konsultacijų šiuo atveju ir profsąjungų ir darbdavių galėtų nuspręsti patys pridirbę labai stipriai daug problemų, tai yra, nes pirminis variantas, kuris buvo atėjęs po trišalės tarybos į Seimą, buvo visai kitoks negu priimtas. Ir tas yra didžiausia problema. Prezidentė pabandė tas problemas ištaisyti, pateikdama savo siūlymus. Mes absoliučiai tiems siūlymams, pakeitimams pritarėm, bet tiesiog procedūriškai aš dabar sakyčiau, kad reiktų viską daryti taip, kaip turėjo būti daroma. Trišalė taryba ten susitarė ir ateina įstatymo projektas, kuris yra tvirtinamas Seime. Nereikėjo to padaryti, ką padarė socialdemokratai ir būsi valdanti dauguma, kad jie tiesiog iš esmės jį pakeitė. Bet, pavyzdžiui, net ir prezidentės siūlymuose yra nuostatų, kur darbdaviai ir profsąjungos visiškai nesusitarė. Tarkime, suminė darbo laiko apskaita. Ir, kad būtų ir Delfi skaitytams, žiūrovams aiškiau, aš paaiškinsiu, kad nuo to priklauso, kaip yra skaičiuojami viršvalandžiai. Tarkime, jeigu skaičiuojama kas 3 mėnesius, kaip yra nustatyta dabar, tai darbuotojai sako, darbuotojų pusė, kad taip pranyksta didžioji dalis viršvalandžių, nes, tarkime, vieną savaitę dirbama, 60 valandų, kitą savaitę dirbama 20 valandų ir viskas išsilygina ir darbo užmokestis kaip ir nedidėja. Tai ir darbdaviai ir darbuotojai nesugebėjo pasiekti sutarimo šio klausimu, bet kažkoks sprendimas turi būti. Tai aš manau, būtent sakydamas apie trišalę tarybą, mes turim grįžti ir iš naujo diskutuoti. Bet ten irgi yra vyriausybė, darbdaviai ir darbuotojai. Suprantu tik tai tiek, kad aš tikiuosi, kad naujo vyriausybei profsąjungų darbuotojų balsas bus labiau girdimas, nes bet kokiu atveju darbdaviai yra stiprioji derybų pusė ir mes, kaip nebūtų keista, šitam naujajam darbo kodeksui tai yra panaikinta, tai yra išimta, kad dabar jau darbuotojas laikomas tokia pat, reiškia, derybų pusė, turinčia tas pačias galimybės, bet taip nėra realiam gyvenime. Ir dabartinis darbo kodeksas man primena darbo kodeksą, kuris orientuotas į pigios darbo jėgos atsivežimą iš užsienio ir į emigracijos tolimesnį skatinimą. Tai šitoje situacijoje reikia atsižvelgti tai, kad mes turim padaryti taip, kad niekas nebeišvažiuotų, o pradėtų grįžti. Tai darbo kodeksas turėtų būti pirmiausia orientuotas į tos žmonės, kurie šiandien yra dirbantieji, o ne į darbdavius. O jūs esate sakęs, kad iš darbdavio pusės vertinant, kad daugelis darbdavių yra pasibaisėję šito darbo kodeksu. Ką jūs tiksliai turėjote omeny? Aš turiu omeny, kad jeigu šitas darbo kodeksas įsigalios ir jis veiks, tai tokiu atveju mes po tam tikro laiko Lietuvoje turėsim daug mažesnį gyventojų skaičių, ta prasme ir darbuotojų skaičių, ir tai atsilieps visoms verslo įstaigoms, įmonėms. Ir sakau, šito darbo kodekso interesas yra vienintelis, mano supratimo interesas, tai yra įmonės, kurios jau dabar esu planavusias įsivežti ukrainiečius, kazakus ar kažką tai dar, ar iš Kinijos kažką tai vėsis. Ir joms tas darbo kodeksas yra tinkamas, teisingas ir taip toliau, bet tai nėra Lietuvos interesas ir tokių įmonių yra tik keletas Lietuvoje. Man labai gaila, kad politikai
kažkaip tai dėl nesuprantamų priežasčių, manau, ir jums nesuprantamų, vis dėlto ryžosi priiminėti tokį darbo kodeksą, kuris iš tikrųjų, taip reikia ir vertinti, galbūt kainavo dabartiniai valdančiai daugumai pralaimėjimo rinkimus. Bet kaip suderinti šitą skirtumą, tarkime, įsivežti kvalifikuotą darbo jėgą iš užsienio, kurios, tarkime, trūksta, nes švietimo greit nepakeisi, Taip. darbuotojų greit neužsiauginsi, tai, tarkime, tam tikra kvalifikuota darbo jėga būtų kaip ir naudinga iš užsienio, bet antra vertus nekvalifikuotos darbo jėgos antplūdis, tai tikriausiai būtų nelabai naudinga. Aš norėčiau sužinoti iš darbdavių, kokios kvalifikuotos darbo jėgos jie šiandien stiktų, jeigu mes šnekam apie visus Įvairių Lietuvos. programerių, IT. Jeigu mes šnekam apie ekspertų. visus žmonės Lietuvos, kurie dabar ir užsienį yra. Tiesiog mes turim situaciją, kada darbdaviai neužtikrina konkurencingų sąlygų, žmonės važiuoja, emigruoja. Taip. Ir emigruoja būtent patys geriausi specialistai. Mes dėl to jų ir stingame. Tai šitai situacijai reikia apsispręsti, ką mes darom. Ar siekiam savo žmonės išlaikyti Lietuvoje ir siekiam juos, aišku, deramai paruošti aukštose mokyklose. Ar mes iš tikrųjų manom, kad mes turime tvarkyti, lengvinti sąlygas atsivežti ir kvalifikuotą darbo jėgą iš užsienio. Tai yra, jeigu mes mokėsime, ukrainiečiai mokėsi ten 350 ar 400 eurų, ar ten 500 eurų, galbūt jis ir atvažiuos. Sakys, o čia labai gerai moka. Bet Lietuvė niekada už tokį atlyginimą kvalifikuotą specialistą neišlaikysi. Mano atsakymas darbdaviams yra, nustokite iš Lietuvos daryti Kiniją. Su tokiais atlyginimais, kokiais dabar bando kai kurie darbdaviai kurti verslą, neįmanoma Europoje to verslo kurti. Tai yra, jeigu yra sumanyta daryti Kiniją, tai mes turim nacionaliniu lygiu apsispręsti, kad čia Kinija ir tada visos priemonės yra teisingos, bet čia lietuviai tiesiog negyvens. Jeigu mes manom, kad čia turi gyventi lietuviai, aš manau, kad taip ir turi būti, tokiu atveju mes turim suprasti, kad mes esame Europos centre. Ir su tokiais atlyginimais, kokiais dabar mes žmonių čia neišlaikysim. Bet tam tikras lankstumas, tarkime, darbo santykių su nuomonė turi būti ar neturi. Šiuo atveju kalbu labiau galbūt apie išeitinių kompensacijų sumažėjimą, kadangi darbdavys skundžiasi, kad jiems sunku ir priimti ir atleisti darbuotojus. Įspėjimo laikotarpių trumpėjimas. Aš sakyčiau, taip, yra didelė problema su darbdavių mentalitetu Lietuvoje. Tai yra šnekėti apie tai, kad dabartinis darbo kodeksas yra problematiškas, atleidžiant, priimant darbuotojus, yra tiesiog paprasčiausiai jisai galbūt yra toks, kada reikia daug atsakomybės prisimti darbdaviui. Ir ta atsakomybė yra pakankamai didelė. Ir aš manau, kad kiekvienas darbdavys turi tą atsakomybę turėti. Jeigu mes nueisime tokį variantą, kada viską dengs valstybė, bet kuriuo atveju aš lengvabūdiškai priimu žmogų, po to jį atleidinėjau ir man jokios atsakomybės nėra, tai reikia pasakyti, kaip yra Europoje. Ir tą reikia būtinai šnekėti. Aš girdėjau, kad premjeras sakė, kad konkurencingumą žmonės padaro laimingesniais, buvo toks jo pasisakymas. Tai manau, kad ir tai buvo priežastis, dėl ko jisai rinkimuose dabar, reiškia, tikriausiai labai liūdi dėl rezultato, nes nekonkurencingumas padaro žmogų laimingu, jį saugumas padaro laimingu, kada jis yra darbe ir gyvenime saugus, kada jisai gali galvoti apie savo ateitį užtikrintą, o kaip tik tai lankstumas darbo santykių šiuo atveju tą saugumą mažina. Ir yra tam tikra riba, reikia atrasti. Šiuo atveju dabartinis darbo kodeksas tikrai nebuvo blogas darbdaviams. Čia tiesiog paprasčiausiai darbdaviai pamatė galimybę prie kažkokios tai pastangos tam tikrų politikų kažką tai liberalizuoti, tiesiog palengvinti savo gyvenimą. Tai dabar tas yra padaryta, bet mes po šitų rinkimų prie to klausimo grįžtame. Bet jeigu jūs grįšite ir jeigu jūs sudarysite koaliciją, nesvarbu, jeigu su socialdemokratais, tas klausimas iškils natūraliai, atsiranda priešiškumas. Jeigu sudarysite su konservatoriais, jie irgi iš dalies, jie tik keletą nuostatų nori taisyti. Taip. Tai ar jūs sugebėsite įveikti juos? Tai mano žinutė visiems, kurie žiūri šitą konferenciją arba jums yra tokia, kad mes turim rinkimus laimėti. Jeigu mes jų nelaimėsime, mes tikrai nesugebėsime tų dalykų įtakoti, nes tokiu atveju gali būti koalicija tarp socialdemokratų ir konservatorių, kurie nieko nekeis. Jūs norite absoliučios valdžios? Mes absoliučios daugumos negalim turėti ne teoriškai, mes galim turėti 61. Bet 60 yra labai daug. Tai yra per daug vienai partijai. Per daug kuria prasme? Dėl to, kad įgyja neįprastai didelės galios. Supratau, bet čia rinkėjų pasirinkimas. Aš manau, kad be abejonių mes nelaimėsime visų apygardų, bet aš tikiuosi labai, kad mes turėsime iš 45 Seimo narių, 45 ir daugiau. Tai tokiu atveju mes galėsime iš tikrųjų tos dalykus įtakoti. Aš galiu tik pasakyti vieną, mes tikrai labai kietai dėrėsimės ir aš galiu užtikrintai pasakyti, kad jeigu mes papulsime situaciją, kada mums pradės sakyti, kad to nereikia daryti, nes čia yra kažkokie interesai, mes tada eisim į opoziciją. Ir valdžia mums nėra savitikslis dalykas. Jeigu žmonės mumis pasitikės ir mus išrinks, tokiu atveju mes
kausimės iki paskutinės galimybės už tai, kad tie pokyčiai įvyktų, kuriuos reikia Bet padaryti. man yra įdomu, kiek jūs apskritai galite daryti kompromisų, nes tikriausiai yra natūralu, kad kai tu dėrėsi su koalicijos partneriais, kažkokių kompromisų padaro jie ir kažkokių padarot jūs. Aš galiu pasakyti vieną, tokių dėrybininkų, tokių kietų dėrybininkų, kai mes Lietuvos politikoje tikriausiai dar nebuvo, aš tikiuosi, kad mes tai rodysim labai greitai po rinkimų. Nes iš tikrųjų tai nėra užsispyrimas kažkoks, tai vat, kai mes šnekam yra apie ten, sakykim, alkoholio kontrolės klausimus, yra tvarka, jie reikia padaryti, neįmanoma šnekėti metų metais apie tą patį, kad yra blogai. Reikia tiesiog padaryti sprendimus. Ir jeigu kas nors neturi ryžto, mes ryžto turime. Aš labai džiaugiuosi, kad profesorius Aurelijus Veryga irgi dabar jau Seimo narys ir išrinktas Seimo narys. Tai aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų labai greitai įvesim tvarką, labai daug klausimų, kuriuos reikia įvesti. O tai reiškia, kad jūs dėrėsitės kaip iš jėgos pozicijų? Ką reiškia jėgos pozicijos? Tai reiškia, arba mūsų sąlygos, arba viso gero. Mes iš tikrųjų dėrėsimės taip, kad jeigu iš tikrųjų mūsų siūlymai, kuriuos palaikė Lietuvos gyventojai, aš tikiuosi bus palaikyta ir antrajam ture, kad jie būtų įgyvendinti, nes kam dėl kokios kitos priežastys į valdžią. Mums ta valdžia nėra savitikslis dalykas, dar sėki kartoju. Aš tikrai nebūčiau grįžęs į politiką, jeigu aš galvočiau, kad dabar reikia pasidžiaugti jos vaisiais, tai yra valdžios vaisiais. Tai yra mums vaisiai jokie nereikalingi. Aš manau, kad jeigu mes nepakeisim dabartinės padėties, mes tikrai už 30 metų net pažinsim šitos šalies, nes gyventojų bus dvigubai mažiau negu buvo. Jūs savo programoje esate rašę, kad sieksite Prancūzijos pavyzdžių vystyti lankščią mokestinę sistemą šeimoms turinčioms vaikų ir tai tikriausiai susijęs su gyventojų pajamų mokesčio dydžio susiejimu su auginamų vaikų skaičiumi. Gal galėtume konkretizuoti, kiek vaikų ir kokie tarifai gali būti taikomi, bent jau tas kažkokias orientacinės. Aš tą klausimą paliksiu tos ryties profesionalams. Aišku, čia bus darybų objektas, kaip tai daryti. Bet negi nesate nusimatę? Procentai, skaičiais, programoje pas mus, man atrodo, taip nėra surašyta skaičiais konkrečiai, bet esmė yra tame, kad kitokio būdo skatinti gimstamumą negu per mokesčius dar niekas geresnio nesugalvoja. Ir šitą yra išmokų, vienas variantas yra mokesčių prasme. Mes per mokesčius skatinam turėti vaikų ne dėl to, kad aš jų turiu, o dėl to, kad aš dirbu ir turiu vaikų ir aš noriu, kad savo šeimą išlaikyti, nes kitokiu atveju, jeigu mes remsime per tiesiog papildomas išmokas ir tik per papildomas išmokas, mes turėsime socialiai, reiškia, socialiam užrybėje tam tikras šeimas, kurios turės ypatingai daug vaikų, reiškia, asocialios šeimos ir taip toliau. Tai yra problema, kurią mes turime spręsti. Mes turim skatinti, kad žmonės, kurie turi normalų darbą, normalius interesus savo šeimą, vystyti, auginti, didinti tose sąlygose, kuriuose nori tai daryti žmonės, kurie yra normaliai valstybėje galvojant apie jos ateitį, tai tokiu atveju turim skatinti per darbą, per visą tą sistemą, kad žmogus, kuris turi aukštą išsilavinimą, kuris daro karjerą, kad jis irgi norėtų turėti vaikų. Nes man dažnai sako, kad padidinkim atlyginimus, padidės gimstamumas, padidinkim kažką tai. Visą tai neveikia taip ir pagrindinis klausimas, ar žmogus yra laimingas toj vietoje, kuriuose gyvena, tame darbe, kuriame jis dirba. Tai yra toj šeimoje, kuriuose yra. Ir jeigu jis yra laimingas, jeigu jo artimiai yra laimingi, šeimos dažnai nori turėti vaikų, kada jos jaučiasi laimingos. Tai, bet jūs norėtumėte skatinti ne išmokomis, o būtent mokesčių lengvatomis. Taip. Kodėl manote, kad taip yra geriau negu kad išmokomis? Aš truputį minėjau, kad tada mes paskatinsim vaikų turėjimą dėl to, kad gaus didesnis išmokas. Ir tai savaime nėra teisinga. Ir aš manau, kad tas prancūzų modelis yra teisingesnis ta prasme, kad jis skatina iš tikrųjų šeimas, kurios dirba, veikia ir nebeskatina vaikų turėjimo vardan to, kad gaus didesnis išmokas ir po to jas pragerti. Ar ketintumėte kažkokių pokyčių darbo jėgos apmokestinime, kadangi šiuo metu bent jau darbdaviai skundžiasi, kad išlaikyti vieną darbo vietą yra labai sunku ir dalį moka darbuotojas mokesčių, dalį darbdavys, bet kokiu atveju ta bendra suma yra ganėtinai didelė. Jūsų požiūrio, ar čia reikia kažkokios kaitos? Aš manau, kad jeigu mes šnekam mokesčių surinkimą, pirmiausia, jie turi būti surinkami ir iš tų, kurie mokesčių iš vis nemoka. Ką jūs turite omeny? Šešėlį, kuris yra pakankamai didelis ir šitoje vietoje mes iš tikrųjų galvojame apie tai, kad
galbūt nedidinant pačių mokesčių sumų, reikia didinti dalį mokesčių, kuriuos sumoka pats dirbantysis, reiškia tiesiogiai, tai yra pajamų mokesčio prasme, bet tai nereikia gazinti, tai nedidintų mokesčių sumos aplamai, tai yra pervedant iš... Perkelti darbuotojui, kad jis matytų, kiek sumoka. Būtent tai, kad jis matytų, kiek sumoka mokesčių, kad jis matytų, kad jis yra didelis mokesčių mokėtas, kad iš jo gyvena valstybė, nes dabar labai dažnai, kada atsiranda vokelis, žmogus tiesiog nesupranta, kad tas vokelis, reiškia, atimė iš valstybės tam tikrą dalį pinigų ir dėl to pensininkas, dėl to žmogus, kuris studentas ir taip toliau negauna tos paramos, kuri būtų derama, kad jie galėtų oriai gyventi. Tai... O kaip yra su įvairiomis išimtimis, tarkime, pagal individualią veiklą ir panašiai? Ar norėtumėte vienodinti kartu su darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartį, ar ne? Mes turim labai kompleksiškai pažiūrėti. Aš nesu tos ryties pakankamas specialistas, bet suvokdamas tą situaciją tikrai pakankamai gerai, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, regionų politikos prasme mes turim vėlgi žiūrėti tai, kad mes turim skatinti per mokesčius, kad žmonės vystytų savo verslus regionuose. Nes ten mes turim didelį infrastruktūrą, kurie labai brangiai kainuoja pastatyti, pavyzdžiui, Vilniuje, o ten yra uždyka, jau yra, tiesiog ją reikia naudoti. Ir tai vat vėlgi, šnekant apie tai, kad mokesčiai turi būti diferencijuoti, tikriausiai tai mes turėsime turėti, aš taip manau, būtent galbūt daugiau per regionų politikos klausimą, jeigu šnekėti apie įmonių tipus, aišku, mes siūlom, kad kuo mažiau tų skirtingų įmonių tipų būtų, bet mokesčių prasme aš nemanau, kad mums reikia didinti kokius nors mokesčius. Mums reikia sutvarkyti taip sistemą, kad visi juos mokėtų. Jeigu visi juos sumokės, tokiu atveju mes tikrai gyvensim daug geriau negu šiandien gyvename. Bet ką tai reiškia? Gaudyti kažkokiu būdu nemokančius? Tai yra išvesti mūsų ekonomiką, dalį mūsų ekonomikos iš šešėlio. Bet taip visi sako, iki šiol dar niekam nepavyko. Aš suprantu, tai yra, jeigu mes manysime, kad tik šnekėti užtenka, taip ir bus. Jeigu šnekėti apie, sakau, pirmas dalykas, jeigu žmogus jaučia, kiek jis sumoka mokesčių valstybei, jeigu mes sutvarkom tą dalį, mes jau turim vieną smūgį per šešėlį, per vokelius. Jeigu mes šnekam apie vėlgi tam tikras formas, kaip apeiti mokesčius ir turgus, sakykim, kurią tai prasme, ir taip mes turim būti ryžtingi pasakydami visiems. Tai nėra nukreipta prieš jokią gyventojų grupę, nei prieš tos, kurie prekiauja kur nors taip toliau. Mes visi turime mokėti mokesčius. Ir ūkininkai, pavyzdžiui, kai mes pradėjome mokėti pajamų mokestį, mesgi nesakėm, kad tai blogai. Mes sakėm, taip, visi turi mokėti mokesčius. Tik klausimas yra vėlgi dydis, reiškia išmokų dydžiai, dar kažkas tai. Tai manau, kad visi žmonės Lietuvos visose kategorijose turi mokėti mokesčius. Tai jie dažniausiai ir moka, tiesiog jie yra skirtingoms grupėms žmonių. Labai daug žmonių mokesčius gali apeiti šiandien. Ir tai yra, sakau, iki 30% ekonomikos yra už mokesčių. Jūs manot, tai yra įstatymų problema ar įstatymų įgyvendinimo, tai yra tų institucijų, kurios įgyvendina? Tų įstatymų, kurie galioja Lietuvoje, veikimo pasiekmes tam tikros. Jeigu šiandien, sakau, žmogus gaudamas vokelį, jisai net nesupranta, kad kokia didžiulė dalis apie mokesčių mokėtojus ir kad jisai kažkurioje srityje labai stipriai prarado. Kitas dalykas, aišku, kai mes šnekam apie pajamas, mes turim šnekėti visą laiką ir apie išlaidas. Ir šnekant apie, pavyzdžiui, mūsų vyresnių žmonių situaciją, apie mažas pensijas ir taip toliau, dažnai šnekam, kiek jos bus pakeltos. Bet kitas klausimas yra, kiek jie išleidžia ir kur. Ir čia, pavyzdžiui, vaistų klausimų labai rimtos problemos yra su to, kad iš tikrųjų vaistų kainos yra labai didelės ir jeigu man šnekama, kad galima kažkaip jas reguliuoti, pirmiausia, mes turim sureguliuoti konkurenciją. Jinai turi padidėti, jeigu mes turim didesnį konkurenciją, mes turim mažesnės kainas visose srityse. Tai šito atveju mes siūlom irgi radikalus labai siūlymas, kad atsirastų valstybinėse vaistinėse ir poliklinikos valstybinės vaistinės. Tai yra ligoninės ir poliklinikos valstybinės vaistinės tam, kad mes turėtum įtaką, valstybė turėtų įtaką į kainas vaistų. Nes šiandien dienai kito modelio aš nematau. Lenkija tai padarė per Karitą, kartu su bažnyčia, jie įsteigė vaistinių tinklą ir tai buvo teisingas sprendimas, kainos labai stipriai sumažėjo Lenkijoje. Mes tokio stiprio Karito neturime ir tokio tinklo negalėtume sukurti, teks dalyką padaryti valstybei. Tai jūs matote, kad valstybės vaidmens didėjimas politikoje ir apskritai valstybės gyvenime yra teigiamas veiksnys? Tam tikros srityse taip, be abejonių. Jeigu šnekėt, pavyzdžiui, apie savivaldybių paslaugas savo žmonėms, tai yra šiukšlės, šiluma, ten vanduo ir taip toliau. Be abejonių, savivaldybės turi išlaikyti įtaką, nes jeigu tą įtaką atiduodi verslui, iš karto atsiranda interesas uždirbti pinigus. Ir tai iškreipia situaciją ir mes visur matom, kur yra privatus kapitalas, ten šiluma yra brangesnė, ten visa kita yra brangiau. Vėlgi, kada šnekam apie transporto sistemos privatizavimą, viešasis transportas ir taip toliau, jokių būdų to daryti negalima. Jeigu mes tai padarysime, po to visi už tai sumokėsime. Ir sumokėsime
tam, kas iš tikrųjų iš to uždirbs, bet ne tam, kad pagerėtų sąlygos, kad žmonėms užtikrinti, pavyzdžiui, Estijoje, jeigu neklystu Taline ir kažtai, pavyzdžiui, viešas transportas nemokamas, taip? Bet to neįmanoma padaryti, jeigu jis yra privatus. Tai yra valstybė gali kištis į tos procesus, kol jinai valdo tos procesus arba savivaldybė. Šiuo atveju galima daug pavyzdžių paminėti, kuriuose valstybė tą įtaką turi saugoti. Aišku, vaistinių tinklo steigimas valstybinių, tai kažkas analogiško su mūsų sprendimu, kad alkoholio priekybos parduotuvės specializuotos būtų valstybės įtakoje, bet aš nematau tame jokios problemos, nes šnekėti, kad valstybė nemoka administruoti, tai yra, jeigu žmogus, kuris vadovauja privačiam versle arba valstybės įmonėje yra žmogus, kuris negali to padaryti, tai nepadarys nei vienam, nei kitam. Jeigu mes iš tikrųjų pasikliausime žmonių sugebėjimais specialistus parinkdami tinkamus, tokiu atveju ar priklausys įmonė valstybė, ar priklausys įmonė privačiam verslui, jokio skirtumo nėra. Tik tai skiriasi vienas. Valstybinė įmonė pelno nesiekia, o privati įmonė vis tiek atsiekia pelno. Jūs paminėjote alkoholio specializuotas parduotuvės, aš kaip suprantu. Gal galite paaiškinti tą sistemą, kaip jinai veiktų, jeigu nebūtų įgyvendinta? Ar, tarkime, privati įmonė, kuri gamina alkoholį, turėtų privalomai parduoti parduotuvėms? Kam jinai turėtų parduoti? Aš paaiškinsiu. Taip, pirmiausiai alkoholio priekybininkams, tai yra tiems, kurie gamina alkoholį. Taip. Ta sistema, jinai galioja, jinai šiandien veikia Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Islandijoje ir dabar jau Estai yra priėmę sprendimą taip daryti. Taip. Tai ta sistema veikia taip, valstybinėse, ten yra valstybinės, reiškia, parduotuvės, tas specializuotos. Taip. Į jas privaloma priimti visų gamintojų alkoholį. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, žmogus nueina į dabartinę, pavyzdžiui, prekybos centrą tam tikrą, jis gali nerasti tam tikrų pavadinimų, tam tikrų alkoholinių gėrimų, nes tinklas tiesiog pats vesdamas dėrybas, jisai vienų priima, kitų nepriima, lentynos tokios ir kitokios. Reiškia, ten tose šalyse, kurias minėjau, galioja sistema tokia, kad parduotuvės valstybinės turi užtikrinti, kad visi, nesvarbu, koks gamintojas, iš kurios šalies būtų, kad jų prekė būtų pristatyta. Bet ten nėra jokios reklamos, ten niekada nebus įleistas vaikas, ten niekada nebus įleistas išgėręs žmogus į vidų. Ir toliau, reiškia, visi pinigai, kurie uždirbami, ateina į valstybės biudžetą ir jie pirmiausia skirti yra socialiniams reikalams spręsti. Tai yra ir tom problemų, kurias sukelia alkoholio vartojimas ir kitoms problemams spręsti Lietuvos mastu, tai yra apie 200 milijonų eurų. Atsiprašau. Taip, o tų parduotuvių darbo laikas, ar jisai būtų trumpesnis negu tradicinių parduotuvių? Taip, jų būtų tikrai mažiau. Dabar skaičius dabartinis taškų, kur galima įsigyti alkoholį ir tas skaičius, kiek reikia parduotuvių, remiantis tais pavyzdžiais, kuriuos mes turim Skandinavijos, jisai pasikeičia 10 kartų. Tai yra specializuotas parduotuvės, jų darbo laikas yra apribotas, reiškia, savaitgalį be abejonės jos neveikia. Tai veikia tik darbo dienom, darbo metu? Taip. Ir tai yra normalu. Nei vienas žmogus, nei Norvegijoje, nei Švedijoje, nei Suomijoje, nei Islandijoje nesiskundžia, kad blogai. Tiesiog žmogus, kuris planuoja šventę, kuriam reikia kažko tai, draugus, kažkokius tai numato renginius, jisai pasirūpina tuo. Jeigu žmonės tiesiog, jiem pritrūko šiandien, dabar dasimušti, jis jau nebegalės nusipirkti. Jeigu dabar man klausimą gali kelti, tada juodoji rinka prasidės, čia visi gamins alkoholį ir taip toliau. Aš pasakysiu vieną, mes pakelsim policijos darbuotojų atlyginimą tiek, kad klausimo apie tai, kad jie nedirbtų tinkamai savo darbo, nekils. Estai tai padarė, estų atlyginimas policijos darbuotojų yra apie 1000 eurų ir jokios diskusijos apie tai, kad būtų kokia nors nelegali prekyba alkoholiu ir taip toliau nėra nei vienos vietos Lietuvoje, tokioj mažai šaly, kurioje mes nežinotumėm, kad yra taškas, kad yra dar kažkas. Tai visuomenė pati bus suinteresuota tuo, kad taip nevyktų. Taip, be abejonių. Nes šiuo metu tų taškų veikia. Dėl to, kad šiandien dienai mes dar nesugebam iki galo valdyti šito proceso. Mes kažkada tai buvo situacija, kada buvo nevaldoma mafija Lietuvoje. Buvo situacija. Jinai buvo suvaldyta. Organizuotas nusikalstamumas. Taip, organizuotas nusikalstamumas. Jinai buvo suvaldyta. Viską įmanoma suvaldyti. Aš esu tuo visiškai tikras. Yra nauja karta. Auga žmonės, dabar ateina į policiją dirbti žmonės, kurie yra išauginti mūsų pačių. Tai yra mūsų vaikai ateina. Jie neturi jokios atminties istorinės, kad taip ar anaip reikia elgtis. Jie ateina iš tikrųjų principingai atlikti savo darbą. Reikia užtikrinti jų pajamas tam, kad jie tą darbą padarytų sąžininkai ir iki galo. Jeigu mes pasitikėsim savo policiją, mes galim bet kuriuos sprendimus priiminėti ir mes turėsime tvarką.
O tarkime, jeigu bus įsteigiamas kažkokios specializuotos parduotuvės, kurios labai ribotai dirbs ir panašiai, natūralu, kad tikriausiai alkoholio pardavimai kris. Taip. Tada natūralu, kad sumažės ir alkoholio įmonių sumokami mokesčiai į biudžetą. Man kyla klausimas, ar jūs esat nusimatę kažkokią kompensavimą? Aš nemanau, kad ten labai gal beprotiški kiekiai biudžeto. Aš noriu pasakyti vieną, kad jeigu mūsų šalyje ar kitoje šalyje kažkurioje tai neliktų alkoholio arba tabako pramonės, tokios kaip pramonės, sakykime, nieko tom šalim neatsitiktų, nes išlaidos kompensuoti tuos nuostolius, kurias sukelia rūkymas arba alkoholio vartojimas, yra 10 kartų didesnė negu nauda, kurią surinkame per mokesčius. Bet, aišku, ta gamyba liks ir tas įmonės liks, aš čia tokio scenarijos nematau. Tiesiog paprasčiausiai jos galbūt orientuosis į eksportą į Rusiją ar į Baltarusiją, ten, kur priemonių tokių, kokias mes turime įgyvendinti Lietuvoje, matyti neįgyvendins. Ir jos pakankamai sėkmingai išgyvens. Bet šnekant čia tokia strategija išblaivinti lietuvius ir apgirtinti baltarusius rusais? Ne, aš tiesiog nesakau, ką girtinti reikia. Nėra tokios, čia ne geopolitinis sprendimas, reiškia. Bet nuskambėjo. Aš turiu omeny, kad eksporte vis tiek atsiras šalių, kurios turi interesą įsigyti vienus ir kitus gėrimus, ir svarbu kokybė, svarbu pasirinkimas. Aš nemanau, kad lietuviai turėtų virsti blaivininkais ir ten, sakykime, abstinentais, bet aš nieku apie tai, kad mes turime apsaugoti savo augančią kartą, mes turime labai prastą situaciją su vaikų tarpe alkoholio vartojimu, mes turim naują bėdą, tai yra narkotikai, kurie ateina į mokyklas ir taip toliau. Tai mes jie šiaip ar taip nelegalus, bet matot. Taip, mes turime įvesti tam tikrus sprendimus, tam tikrą kontrolę, kad mes galėtume šnekėti apie tai, kad mūsų vaikai yra saugus, kad ta aplinka, kurioje jie auga, yra saugi, ta prasme, kad jie nemato tų baisių pavyzdžių ir tai, kas yra dalies savivaldybių jau padaryta, kada uždrausta renginiuose pardavinėti alkoholį, ateiti į renginius išgėrus alkoholio. Tai yra tai, kas labai patinka žmonėms, nes tai, kai pirmas įkos susiduria, jie tada supranta, kad tai teisinga, kad vaikai nemato tų besivartančių žmonių, reiškia, jiems niekas negrėsia fizinė prasme, jų negali užpulti, užgauti ar dar kažkas. Tai tiesiog aš matau, kad visuomenė keičiasi, tai labai geras procesas ir aš manau, kad tos priemonės, kurias mes siūlome, tuos pasikeitimus padarys neišvengiamais. Ir tokiu atveju mes visi daug daugiau uždirbsime, mes visi daug geriau gyvensime ir aš tik nuramindamas vėlgi parduotuvių savininkus pasakysiu, kad tai, kas atsitiko Naisių, pavyzdžiui, parduotuvėse, kada mažėjo alkoholio vartojimas, padidėjo ledų. Karbauski, ten dvi parduotuvės? Taip, bet pavyzdys, bendruomenė, kuri perka tose pačiose parduotuvėse, reiškia, alkoholio vartojimas sumažėjo, žinot, kas padidėjo, saldainių, ledų ir taip toliau. Žmonės mažiau vartodami alkoholio daugiau uždirba. Jie tiesiog daugiau uždirba, jų didesnis pajamas, vartojimas nuo to nemažėja. Kitaip sakant, baimė ta, kad žmonės nustos gerti, parduotuvės bankrutuos, jie tos pinigus išleis kitiem dalykam, jie tiesiog daugiau pinigų turės. Supratau. Peršokime prie skaitytojo klausimo. Viena skaitytoja teiraujasi, ar sieksite pakeisti pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatas, kurį Seimas priėmė su prezidentės pataisomis. Taip. Vienas klausimas, kuris yra tame įstatymė neįspręstas, tai yra nešnekama apie tai, kas atsitinka su embrionais, kurie nebereikalingi. Tai yra parašyta ten įstatymė ministro sprendimu sveikatos apsaugos. Tai yra nenormalu, nes embrionas yra gyvybė ir mes turim gyvybę gerbti, mes turime rasti įstatymę tam tikrus paaiškinimus, kas atsitinka su embrionu, kiek jis laiko saugomas, kas toliau su juo atsitinka. Kitas dalykas, ko įstatymė visai nėra. Jeigu šnekam apie pagalbinį apvaisinimą, mes turim šnekėti apie technologijas. Tai yra NAPRO technologijos, kurios yra naudojamos šiandien Europoje, kaimyniniai Lenkijoje, jos naudojamos, lietuviai turi važiuoti į Lenkiją, kad galėtų gauti paslaugą, kur nenaudojami jokie hormonai, kur nenaudojami jokie, reiškia, embrionų įsodinimai, dėl to, kad yra technologijos paremtos būtent analizė vyro ir moters organizmo ir jų atitinkamumo ir atitinkamai galiu pasakyti, kad procentas šeimų, kurios sulaukia vaikų netgi vyresniam amžiui, yra labai didelis, visiškai natūraliais procesais paremtų. Tik tai yra gerokai pigiau, aišku, ir tai negresia moters gyvybei.
sveikatai, tai čia negyvybė, turiu omeny sveikatai. Ir šiuo atveju man labai keista, kad Lietuvos įstatymo leidėjas, Seimas šiuo atveju, net nenagrinėjo tų dalykų ir gavosi, kad įstatymas priėmėmas, kad kompensuoti būdą, kuris yra gerokai brangesnis ir kuris kenkia moters sveikatai. Ir aš šitai vietoj sakau, mes grįšime prie to klausimo dėl to, kad pirmą mes padarysime tai, kas daroma Europoje, tam, kad žmonės susilauktų vaikų be intervencijų tokių grubių ir be kenkimo sveikatai už daug mažesnius pinigus ir tik tada galima remti tuos dalykus, kurie per reiškia būtent embrionai. Ar bus tada galimybė po pataisų rinktis, tarkime, jeigu pora apsisprendžia, kad jinai nori tos hormoninės terapijos, nori embrionų šaldymo ir panašių dalykų, ar bus pagal jūsų požiūrį galima rinktis tarp napro technologijų ir tų dabar užfiksuotų? Be abejonių, tai turi būti galima. Ir kiekvienas medikas turės rekomenduoti pirmiausiai tas priemonės, kurios mažiausiai kenkia šeimai, kurios kainuoja 5 kartus pigiau negu reiškia pagalbinis apvaisinimas. Bet ar valstybė kompensuos tada abu būdus, kaip rinksis pora? Taip, pagal visą logiką, jeigu aš būčiau įstatymo leidėjas, tikiuosi tokiu būsiu, tai tokiu atveju pirmiausiai mes turėsim padaryti vieną dalyką, mes sutaupysim tikrai labai daug pinigų valstybė ir daug labai sveikatos moteriams, ypatingai ir šeimos sulauks vaikų. Jeigu tas metodas neduoda naudos, reiškia, jeigu nėra rezultato, tokiu atveju perinam prie antro labai brangaus metodo, kuris jau kenkia moters sveikatai. Tai kitaip tariant, aš suprantu, kad įpareigojimas vis tiek turės būti pirmą išbandyti jūsų siūlomą. Ne mano siūloma, tai yra mokslo mes šiuo metu su jumis kalbam, tai jūsų siūloma. Taip. Supratau. Ir tik tada bus galima eiti prie to kito, kuriam irgi valstybė galbūt kompensuos. Nes verslas neturi jokio intereso, kad būtų taikomas tas pigesnis variantas, reiškia, nes tai yra tiesiog verslo interesas. Jeigu žmogus už ten 1500 eurų gali gauti paslaugą ir jis gali sulaukti šeimą, gali sulaukti vaikų, tai jisai tikrai nesirinks varianto, kuris kainuoja ten 10 000 eurų. Bet čia yra visas klausimas, kodėl apie tai iš viso Seime nebuvo šnekėta. Ir kodėl aš šnekėdamas čia, man atrodo, prie šitą stalą sakiau, kad Seimo narys, kuris dalyvavo priimant šitą sprendimą iš valdančios daugumos, jis tiesiog net nežino šitų dalykų, net nesidomėjo, aš ką padariau, aš manau, tą turi padaryti kiekvienas politikas ir tas turi būti daroma Seime, kad kviesti specialistus, šnekėti su profesionalais, šnekėti su specialistais. Bet tai paprasti komitetai ir kviečiasi specialistus. Teisingai, ką jie kviečiasi? Jie kviečiasi ministeriją, kviečiasi tą patį ministrą arba viceministrą, šnekasi su žmogum, kuris nieko nesupranta. Tiesiog gaunasi taip, kad komitete niekas nesupranta, beveik niekas nesupranta. Ir tas žmogus, kuris ateina iš vyriausybės, irgi nieko nesupranta. Tai čia yra ta problema, kur yra. O jūs esate tikras, kad jūs suprantate, nes čia labai subjektyvu. Aš noriu pasakyti vieną, kad aš konsultavausi su specialistais, su srities ir labai daug, ir labai giliai, ir su Kauno specialistais, Vilniaus, bet turėtų sistema veikti taip. Mes turėti profesionalus vykdomoje valdžioje, kurie supranta, ką jie atneša į Seimą, o ne taip, kad šneka aklas su Bet ministras vis tiek, jisai negali būti, išmanyti ir pagalbinio apvaisinimo, ir psichikos sveikatos tendencijų. Ne, jisai visko negali žinoti, bet tam yra sistema, bet kuriam posėdžiui žmogus ruošiasi. Jeigu jiem trūksta žinių vienu ar kitu klausimu, jisai turi konsultantus, jisai turi savo patarėjus, padėjėjus, galų gale gali pasikviesti mokslininkus iš universiteto, vieno ar kito, reiškia profesorius ir taip toliau. Aš tą dariau ir aš manau, mes tą Seime darysime, nes bet kokiu atveju, jeigu mes neturėsime suvokimo, kokius sprendimus mes priėmėm, kokias bus jų pasiekmes, tai tokiu atveju mes čia galim prisižaisti iki tiek, kad sakau, visi žmonės iš tos Lietuvos pabėgs. Peršokime prie aukštojo mokslo. Jūs esate pasisakęs, kad irgi matytumėte reformas šioje srityje. Jūsų kolegos konservatoriai kalba apie 3 stipriausių universitetų palikimą Lietuvoje. Jūsų pozicija, kokios pertvarkos reikia aukštajame moksle, ko reikia, ko nereikia? Tai pirmiausiai mes turim galų gale apsispręsti panaikinti studentų krepšelio sistemą, kuri sukūrė situaciją, kada studijų programos kūriamos tik tam, kad jas ateitų moksleiviai su tais studentų krepšeliais, kad gauti pinigus ir visiškai nesiorientuojame į realų poreikį. Nuo ko priklausys tada finansavimas universitetų be krepšelių? Mes šiandien turim 1800 studijų programų, kurios iš tikrųjų daugelis nieko bendro su Lietuva neturi ir jokių specialistų Lietuvai neruošia. Dabar šnekant apie mokinio krepšelio pavyzdį, vieną aš labai trumpai, mes šiais metais matydami poreikį rinkoje, kad yra labai didelis programistų trūkumas, apie 10 000 programistų Lietuvoje trūksta, yra skirta 600 krepšelių šiais metais papildomai tai specialybei. 100 krepšelių nuėjo į Vilniaus universitetą,
Ten 8 balai atrodo vidurkis stojančiųjų, viskas labai gerai, tik tai nėra ryšio su darbdaviu būsimu, kas yra truputį keista. Reiškia, ir kiti 500 nuėjo, man atrodo, į KTU, o ten vidurkis 2,8. 2,8. Ir tai aišku viena, kad dalis jų negali tą specialybę mokytis, dalis jų tiesiog neturėdami vėl ryšio su darbdaviu, jie migruos ir taip toliau, dalis galbūt ir nedomina, tiesiog yra gavimas, reiškia, aukštojo mokslo finansavimo. Pasirinks galbūt kitą darbą. Tai čia yra visa problema, kad mes vienoje vietoje kažką tai bandėm padaryti, bet dalinai. Aš manau, turėtų būti valstybės užsakymas. Mes turim šnekėti apie ten, kur yra valstybės, kitur yra verslas, mes turim šnekėti apie profesijų žemėlapį, kuris kažką tai bendro turėtų su šitą šalim. Nes mes ruošiam labai daug specialistų, kurie negali rasti darbo Lietuvoje jokių būdų. Mes šiandien turim, pavyzdžiui, kurse, bet kuriam turim veterinarų, aibės veterinarų, porą šimtų tikriausiai veterinarų kas metai. Bet jų paklausus, atėjus į auditoriją, paklausus, kas nori dirbti žemės ūkį, nors veterinarija atrodo čia su žemės ūkiu bendra specialybė, visi sako, ne, žemės ūkį mes dirbti nenorim, mes visi gydysim šunis ir kates, ir paukščiukus ir taip toliau. Tai jeigu žiūri į jų skaičių, tai kiek tų veterinarijos klinikų gali Lietuvoje būti, kiek paukščių ir šuniukų mes turime. Tai praktiškai mes jau ruošiame labai gerus specialistus užsieniui. Ir jie tikrai ten randa darbą, viskas tvarko, bet ar tai yra, ar tam turi būti leidžiami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, kada mes normalus veterinaro gyvulininkystėje negalim rasti jau metus, ne vienus metus mes ieškom jauną specialistą, mūsų amžiaus vidurkis veterinarų žemės ūkyje jau artėja prie 60 metų. Bet, ponia Karbauski, jūs paminėjote programuotojus, kur stoja su ypač žemais vidurkiais, kurie negali dirbti šito darbo. Bet ką tai reiškia valstybės užsakymas? Valstybė skiria finansavimą, tačiau ateina nepasiruošę žmonės tam dalykui. Kaip jūs atkratysite tuos nepasiruošusius? Aš paaiškinsiu. Pirmas dalykas. Reiškia, mes galim šnekėti apie estų variantą, apie tai, kad aukštasis mokslas visiems būtų nemokamas. Bet reikia pasakyti labai aiškiai. Ne visi galės įstoti aukštasis mokyklas. Tai yra reikalavimas stojant į aukštąją mokyklą turi būti labai aiškus. Mes patys savo skaičiavom, kad 5 balai turėtų būti iš studijų ir toliau iki 2 balų iš papildomų dalykų, iš savanorystės, iš kažkokių tai ten būrelių ir taip toliau, kad susirinkti tą. Dabar toliau, kitas siūlymas yra, kad į aukštas mokyklas mes priminėtumėm ne pagal baigiamų egzaminų pažymus, o pagal kaupiamąjį balą. Kaip yra normaliai Europoje daroma, tai yra nereikia vaikų ir tėvų varyti stresą, nes tai nepadidina jų įsilavinimo. Tai yra dabar 11-12 klasė gaunasi kaip pasiruošimas egzaminams. Tai yra jie ruošiasi tiesiog korepetitoriai ir taip toliau. Pats mokymosi procesas yra dabar suvestas į tai, kad gerai išlaikyk egzaminus ir tu būsi priimtas į kažkokią aukštąją mokyklą. Bet norisi, kad moksleiviai iš tikrųjų lavintų savo gebėjimus. Nėra profesinio orientavimo. Čia yra didžiulė problema. Mes šiandien turime aibę pavyzdžių. Pavyzdžiui, šiais metais į profesinės technikos mokyklas įstojo apie 23 000 žmonių. 2 000 iš jų su aukštaisiais išsilavinimais, su aukštojo mokslo diplomais. Ar tai gali būti normaliai šaly, kur žmogus renkasi specialybę dėl to, kad jis supranta, kad jam ten norisi mokytis? Antra vertus, dabartinė stojimo aukštasis mokyklas sistema, kada kompiuteris parenka tau tas iš tų parinkčių, jisai padaro taip, kad daugelis vaikų mokosi ne tos specialybėse, kurias jie nori mokytis. Ką reiškia kompiuteris parenka? Iš tų 9, jisai parašo, kokiose specialybėse jis norėtų mokytis. Taip. Vienoje nepraeina vidurkis, yra kita. Taip, savo parinktis. Taip, bet jis parašė žmogus pagal prioriteto tvarką ką nori mokytis. Teisingai. Jisai nori mokytis 9 specialybių. Prioriteto tvarka, pirmos labiausiai, antros mažiau ir taip toliau. Mes pabandykime įsivaizduoti sistemą, kada stojama ne pagal baigiamąjį egzaminą, o pavyzdžiui, taip kaip yra Vakarų Europoje. Kad aukštoji mokykla šnekasi su moksleiviu, kuris yra 12 klasės dar pradžioj. Ir priėmimas realiai studentas yra priimamas, jis tampa studentų dar ne de jure, o de facto. Jisai tampa 12 klasės viduryje. O kam tada tą 12 klasę baigti? Aš tada galiu nebeiti mokyklą? Ne, baigti jie reikia dėl to, kad tas pažymys, kurį tu gauni, pabaigęs 12 klasių, mes nesakom, kad egzaminų nereikia. Juos reikia išlaikyti dėl to, kad įrodyti, kad tu atitinki tos reikalavimus, elementarius reikalavimus, kurie yra dėl to, kad tu studijavai mokykloje. Bet šnekant apie tas būtų pažymys, kuris yra vidurkis, pavyzdžiui, jisai labai svarbus yra, nes aukštoji mokykla, pavyzdžiui, deklaruoja, sakykim, 50 aukštųjų mokyklų Europoje yra mokyklų, kurios aukštųjų mokyklų, tai yra universitetų, kurie sako, kad jeigu tu turi 9 vidurkį,
9 vidurkis. Tai atitinkamai bereikia tik tai laiško motyvacinio. Ir po to, kada jie susirenka visus kandidatus, jie žiūri, jeigu tas vidurkis gali būti mažesnis, jeigu kandidatų pilnai nepasirinko, jie gali pasakyti, dabar 8,5 mums užteks. Tiesiog tai yra, bet jie renkasi... Bet, ponia Karbaskė, aš galiu nueiti pas mokytoją, arba, nežinau, vaiko mama gali nueiti pas mokytoją. Jeigu ji bus kokia nors įtakinga, jis sakys, prašau mano vaikų 10. Teisingai, aš paaiškinsiu dar šitoje vietoje, kad nebūtų abejonių. Aukštoji mokykla kiekviena pasirenka savo būdą. Pavyzdžiui, daugelis aukštojų mokyklų turi pokalbį su būsimu studentu. Aš irgi priiminėdamas, sakykim, daug moksleivių, kuriems skiriamas mano, reiškia, stipendijos, taip. Ir aš iš tikrųjų sutinku su moksleiviu, dar įsimokysiu 12 klasėje ir su juo šnekuosi. Nes aš iš tikrųjų pažymys ne visai, kad atspindi tai, koks tas žmogus yra, koks jo potencialas. Bet kriterijai turi būti kažkokie unifikuoti. Yra, kitas universitetas pasirenka, pavyzdžiui, kažkokią tai apklausą, ten kažkokią tai... Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, universitetas, nežinau, bet koks gali būti, ir ten, žinoma, yra žmonių, profesorių, senato narių, kurie irgi turi savo vaikų. O kaip Jūs manot, tie jų vaikai nepateks prioriteto tvarka, sakykime? Aš suprantat, mes niekada neišėsime iš užburto rato. Jie praves pokalbį, pokalbis, jų požiūrį bus labai geras. Pavyzdžiui, yra testai. Suprantat, bet testų kultūra yra labai kritikuojama, kad jinai veda į bukėjimą. Aš tik taip galiu pasakyti vieną, kad Kembridžas, Oksfordas ir kitos aukštos mokyklos, kurios yra geriausios pasaulyje. Ten priimimo tvarka visuose. Pavyzdžiui, Anglijoje priimimo tvarka yra tokia pat visuose už tos mokyklas. Tik tai jos skirtingus. Bet Kembridžas ir Oksfordas yra tik 2. Ne, tai čia kaip pavyzdys. Kitos aukštosios mokyklos nėra tokios geros ir garsios. Oksfordas ar Kembridžas kelia, kad studentas turi, moksleivis, eidamas į ten, negali eiti, jeigu vidurkis, pavyzdžiui, mažesnis 9,5. Daleiskim. Bet čia kiekvienas universitetas pasirinka. Aš noriu pasakyti vieną, kada universitetas ir žmogus, kuris su jį stoja, turės kontaktą ir abi pusės pasirinks šitą sprendimą motyvuotai, nauda iš to bus žymiai didesnė, negu dabar ateina moksleivis, kuris ten 5 ar 9 pasirinkimo atėjo būtent į tą universitetą. Kodėl jis jie atėjo? Dėl to, kad taip jau susiklostė jo tą prioritetų tvarka ir taip turi, jis netgi gali būti nebuvęs toje mokykloje. O tai bus valstybiniai egzaminai ar nebus? Valstybiniai egzaminai tam, kad įrodyti, kad tu pabaigiai tą studijų programą. Tai jie išliks? Taip, jie išliks, bet jie nebus visiškai įtakojantis stojimo į aukštąją mokyklą. Skaitytoja Rima klausia, ar mažinsite darbo apmokestinimą, mes šiek tiek kalbėjome apie tai, ir valdininkų skaičių. Be abejonių. Jeigu šnekėti apie administracinę reformą Lietuvoje, mes turime aiškiai per daug ministerijų. Kai kurios ministerijos galėtų būti jungtos, tai yra vienas veiksmas, reiškia, pavyzdžiui, ten ūkio ministerija, energetikos ministerija ir tos, nebent ir susisiekimo ministerijos galėtų būti viena ministerija, kaip pavyzdys. Kitas dalykas, mes žiūrim į tuos pavyzdžius, kurio mums toli važiuoti nereikia, 400 km mes turime Estiją ir ten turime pavyzdžius, kad, pavyzdžiui, visas ministerijas sujungia, planuoja, jie dar to nepadarė, bet planuoja, kad jos bus visos vienam pastate. Tai yra, šiandien, pavyzdžiui, šnekant apie Vilnių, galiu pasakyti paprastai. Mes turime 14 puikių pastatų miesto centre, mes turime pastatyti vieną pastatą didelį už miesto, iškelti visas ministerijas, grąžintos pastatus visom kitom reikmėms ir mes turėtume vieną kanceliariją visoms ministerijoms, o dabar turim 14 kanceliarijų. Jūs norite padaryti tokį kaip ministerijų akropolį už miestą? Tai yra pasirinkęs, jie tą daro dabar, tai nėra metų laikas, tai yra kadencijos tikriausiai gali ir neužtekti tam įgyvendinti, dėl to, kad reikia pastato, reikia infrastruktūros, reikia viso kito, bet tuo keliu reikia eiti, jeigu mes galvojam apie... O tai gal su Seimu galima kartu? Su Seimu, iš principo, kodėlgi ne? Čia iš principo nėra klausimas su Seimu ar nesusijimu, bet esmė yra tame, kad pats sprendimas, kad išvengti, kad būtų 14 kanceliarijų, išvengti tų automobilių, to parko, kuris reikalingas važiuoti vieniem pas kitus ir taip toliau. Labai dideli pinigai susitaupo šitame, kad tu normaliai organizuoji. Bet kuri verslo organizacija taip darytų. Verslo organizacija. Mes tik turim perlipti per tą mąstymą, kad turi būti taip, o ne kitaip. Tiesiog estai labai protingai elgiasi, jie visai racionaliai galvoja. Jie galvoja apie kaštus ir galvoja apie naudą to. Mes 2 ministerijas planuojam aplinkos apsaugos ir žemės ūkio iš viso kelti į Kauną, nes tai labai naudinga keliom prasmėm. Pirmiausia, ten yra žemės ūkio rūmai, ten yra universitetai, ten yra visi, kurie susijęs su tom sritim. Kuo ministerijos susijusios su universitetais? Jeigu mes šnekam apie tai, kad
dabar Žemės ūkio ministerija nesusijusi, mes taip šnekam, švietimo ministerija susijusi su universitetais. Bet tai yra didžiulė klaida, jeigu mes šiandien šnekam apie tai, kad mes turime Žemės ūkio mokyklas, kurios yra pagal sprendimą, tai anksčiau buvo atiduotos švietimo ministerijai, mes dabar turim problemą, kad Žemės ūkio reikia labai daug traktorininkų, reikia labai daug kitų sričių specialistų. Niekas neveržia. Aš suprantu, bet kuo vietos pakeitimas duos naudos ruošimui? Ne, šitai vietai, jeigu mes ryšiamės konkrečiai apie Žemės ūkio ministeriją arba aplinkos apsaugos ministeriją, tai mes šnekam ir apie kaštus. Tai yra žmonės, kurie šiandien važiuoja į Vilnių iš visos Lietuvos. Tai yra centras Lietuvos, Kaunas yra centras. Pone Karbauski, jūs ką tik sakėt, kad visas ministerijas iš principo būtų labai gerai sujungti į vieną. O dabar kalbat apie kitų 2 ministerijų iškelimą į Kauną, o likusių 12. Taip, likusių 12 sujungimo į vieną pastatą. Aš nieku apie tai, kad dar yra regionų politikos klausimas. Jeigu šnekam apie Kauno miestą, apie jo plėtrą ir taip toliau, tai būtų labai sveikas dalykas, reiškia, turėti administracinį tam tikrą, reiškia, galę tam tikrą Kaune, nes iš tikrųjų mes turėsime situaciją po jau kokį 30 metų, kad liks labai didelis Vilnius, apie 1 milijonas gyventojų, liks keletas miestų, kurie dar kažkaip tai vegetuos, Kaunas, Klaipėda, galbūt Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, ir praktiškai turėsime regionus, kuriuose niekas negyvens. Pone Karbauski, tai yra normalu, tarkime, ir Didžioji Britanija, Londonas yra megapolis, o tuo tarpu regionai yra netokie tankiai apgyvendinti. Jo, aš paaiškinsiu demografinę prognozę, jūs tikriausiai esate girdėjęs, reiškia, demografinė prognozė Lietuvai šiandien pateikta, tai yra ne šiandien pateikta, bet Lietuvai dabartiniai Lietuvai, tokiai kokie mes dabar esame, po 50 metų Lietuvoje gyvens 2 milijonai gyventojų. Tai yra paskaičiuota. Tai kaip tik geriau susiglausti, o ne išsiskirstyti teritorijoje. Tai Lietuvai kainuos beprotiškai daug pinigų susiglausti, nes mes turim sukurti infrastruktūrą tam tikroje vietoje. Ir šitą situaciją, šnekant apie žmonių gerovę, jeigu šnekėti, didelis miestas, megapolis, yra iš tikrųjų nepatogus, niekada nebus patogus megapolis, didžiulis miestas gyventojams, kadangi ir ekologinė prasme, ir daugelį kitų prasme, ir transporto prasme, ir visa kita, jisai nėra racionalus. Tiesiog taip susiklostė tam tikrų miestų istorija. Dabar šnekėti apie tai, kad mes turime Lietuvą sukraustyti į Vilnių ir tai bus geriausias sprendimas, tai yra tikrai negerai. Nes galvojant apie tai, kur mes galime išleisti pinigus, tai pastatyti dar 25 darželius Vilniuje, pastatyti dar 25 mokyklas Vilniuje ar ten 100 mokyklų Vilniuje yra ne taip racionalu, kaip iš tikrųjų nukreipti mūsų žmonės, kurie grįžta į Lietuvą, kurie galvoja apie tai, ką toliau daryti, nukreipti regionus, kur visa tai jau yra. Bet to nėra, jūs kalbate apie ministerijų iškelimą ir, joms reikėtų skirti pastatus, infrastruktūrą, kurti. Jos dabar, aš pasakysiu vieną, jos dabar yra Vilniuje tokiose vietose, kad užteks tikriausiai trečdalio vieno iš tų pastatų, kad mes Kaune įsigytumėm tas patalpas, kurios reikalingos tos ministerijoms įsikurti. Tai yra, mes turim dar ir tai suprasti, kad 14 pastatų išlaistymas vieno pastato Vilniuje, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministerijos pastato prie Katedros aikštėje, užtektų pastatyti didžiulį pastatą visom ministerijom už miesto. Tai yra jos kaina tokia. Gerai. O 13 turėsim kitam reikmėm. Peršokime dar trumpai prie bendrojo ugdymo. Mokytojų atlyginimai šiuo metu priklauso nuo turimo krūvio ir nuo mokinių skaičiaus mokykloje. Tarkime, jeigu mokykla turi mažiau mokinių, mažiau ateina krepšelių, nuo to priklauso, kad ir mokytojų atlyginimai toje mokykloje yra žemesnio lygmens. Taip. Yra mokyklų, kuriuose mokinių yra labai mažas kiekis, ten ypač kaimo vietovėse, nes tiesiog nėra tų mokinių. Ir man kyla klausimas, ką jūs su tuo darysite? Ar jūs siūlysite išlaikyti tas mokyklas, kuriuose yra mažai mokinių, ar ne? Taip, be abejo. Mes siūlom panaikinti moksleivių krepšelę. Ir tą turim padaryti kuo skubiau, kol dar neišnaikinam mūsų viso tinklo švietimo. Tai pagal ką finansavimas mokyklų būtų? Mes turim žiūrėti, savivalda iš tikrųjų yra pajėgi šito klausimą spręsti. Man teko dabar būti porą metų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu ir aš mačiau, kaip sprendimai priiminėjami, kada savivalda visiškai neturi jokios įtakos valdyti šitą klausimą. Mes atidavėm socialinius reikalus savivaldai ir išlošėm iš tikrųjų 30% išlaidų. Jeigu atiduosim švietimą, mes neišlošim nei cento, bet mes neuždarysim nei vienos kaimo mokyklos. Ten, kur yra vaikai, mes turim suprasti, skandinavų sprendimas yra toks, ne vaikas eina į mokyklą, o mokykla eina pas vaiką. Tai yra principas pats mąstymo, reiškia, nes mes išveždami tuos vaikus geltonos autobusais iš savo namų, iš savo bendruomenės, mes iš tikrųjų kenkiam to regiono
regiono ateičiai, tam vaikų kenkiam, tai šeimai kenkiam, tai bendruomeniai kenkiam. Jeigu mes manom, kad tai mums atsiperka, mums tai neatsiperka, po to tai labai brangiai kainuoja. Tie žmonės, kuriuos mes išplėšiam iš savo bendruomenės, jie iš tikrųjų daug lengviau po to emigruoja, jie pasiduoda daug lengviau visokiams įtakoms ir taip toliau. Tai yra, mes turėtum galvoti taip, kaip skandinavai galvoja. Jie iš tikrųjų galėtų mums būti pavyzdys. Tiesiog saugoma yra infrastruktūra tam, kad žmonės joje galėtų sėkmingai, laimingai gyventi. Ir kada jau nebelieka žmonių, tada, aišku, nebelieka infrastruktūros. Aišku, aš kai pasakysiu pavyzdžiui iš Japonijos, galima sakyti, Karbauskis visai išprotėjo, bet aš pasakysiu, kad pavyzdžiai tam tikri valstybinio požiūrio, kada, pavyzdžiui, buvo toks atvejis, dabar jau tai yra, nebėra šito, bet buvo netgi traukinio maršrutas, kurio važiuodavo viena mokytoja, pas vieną mokinį. Tiesiog tai buvo pradinėse mokyklose, tai yra požiūris į tai, kaip turi būti daroma. Finansavimo klausimas. Taip yra finansavimo klausimas. Jeigu šnekam apie tai, kad mums trūksta pinigų, tai aš sakau, mums trūksta kartais paprasčiausia prioritetų, o kartais yra tiesiog sveiko mąstymo, kad mes švietimui skiriam tikrai pakankamai nemažai pinigų, bet nemažinimo. Mes galėtum labai daug sprendimų išspręsti, tai yra padaryti, kad pati savivaldybė galėtų racionaliai perskirstyti lėšas, kad mes neuždarinėtum mokyklų po 50 vaikų, po 30 vaikų. Mesgi dabar uždarom didelės mokyklas. Gerai, ir paskutinis klausimas, kadangi mūsų laikas baigėsi, ar jūs sekate reformas Lenkijoje vidaus politikos ir ar jums jos patinka? Aš domiuosi, kaip kiekvienas tikriausiai, apie tai, kas vyksta kaiminėse valstybėse. Jūs šneka tikriausiai apie tokią kietą politiką, apie abortus. Apie konstitucinio tribunolo galės, apie žiniasklaidos reguliavimus, apie abortus. Aš manau, kad viskas, kas mažina demokratiją, tas nėra gerai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lenkų visuomenė, ypatingai moteris, kada buvo prakalbta apie abortus, kad jos labai aktyviai įsijungė ir aš suprantu, jos sustabdė tą procesą politinį. Tai jūs manote, kad buvo per daug jau žengta? Nu taip, aš manau taip, tikrai taip. Ir yra dalykų, į kuriuos, pavyzdžiui, politikai turi kištis tiek, kiek reikia iš tikrųjų užtikrinti, kad sistema suveiktų deramai. Pavyzdžiui, kaip mes šnekam apie pagalbinį apvaisinimą, mes turime užtikrinti, kad šeimos, kurios nori turėti vaikų, kad jos gautų tinkamą paslaugą laiku ir kad jos galėtų sulaukti savo vaikų. Ir lygiai taip pat, bet tas kišimasis į sprendimus šeimos, reiškia, tuos teisės nepanaikinsi. Kaiminėse valstybėse tai yra įmanoma, tai jeigu, pavyzdžiui, Lenkų politikai tuo momentu galvojo, kad tu uždrausi kažką, tai kas galima, sakykime, šiuo atveju abortai, o važiuosi į kitą šalį ir taip toliau, tai taip ir būtų, bet ar tai yra teisinga? Tai abortų draudimų Lietuvoje nebūtų, jeigu jūs formuotumėte valdančią koaliciją. Mes tikrai jų nesiūlytumėm. Aš nežinau, kas jos siūlytų. Supratau. Tai dėkoju Jums, valanda jau praėjo, ganėtinai daug apkalbėjom. Dėkoju Delfi skaitytojams ir sekėjams, taip pat Delfi Facebooko sekėjams. Iki kitų kartų susitiksime rytoj su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu. O dabar sakau viso gero.